Laurinas. Tomas. Augustas. Jūs dabar visi trys mokotės čia? Ar jau baigė? Aš jau baigiau. O mes dar mokomės. Mes palaiko tvarką mokykloje, panekelia. Vargšai. Žiūrėkit, čia dabar visi tie seminarai vyksta tokia, kaip ir tokiu bendru pavadinimu apie kritinį mąstymą. Kaip jūs suprantate tą kritinį mąstymą? Na vyrai, bandykit. Kritinio mąstymo, nežinau, išmokti, gal taip pasakyti, neina. Reikia tiesiog suprasti kažkaip per laiką, ugdyti. O kaip tu supranti, konkrečiai tu? Mokėti į viską pažiūrėti iš šalies, nevertinant. Sugebėti išsisukti sudėtingų situacijų, jas kažkaip apžaidžiant ar pritampant arba susidraugaujant su tam tikra padėtim. Tai yra kritinis mąstymas, aš taip galvoju. Daug skirtingų būdų išspręsti situaciją. Ne vienas variantas, bet tiesiog plačiau pažiūrėti ir turėti atsarginių, galima pavadinti taip, variantų galimam rezultatui. Pats žodis kritinis, jisai toks, labai skamba kaip kritikuoti kažkas tokio į tą pusę, ar ne? O čia daugiau apie tokį skeptišką, apmąstytą tokį santykį su aplinka ar su savim, jums kaip? Čia, manau, savęs ir aplinkos turėtų būti toksai pažinimas, toksai turėtų kontrastas. Manau, čia nėra vien tik tai apie save gali kritiškai mąstyti, bet turi su aplinka susitapatinti ir aš taip suprantu. Kaip jūs galvojate? Prisimenu vieną pasakymą iš kritinio mąstymo pamokų, kad būk kritiškas, bet nekritikuok visko. Mokėk viską pažiūrėti iš šalies, ne tik iš savo padėties, bet pažiūrėti iš kito žmogaus padėties. O į save? Save, manau, irgi reikėtų, bet pažiūrėti iš kito žmogaus akimis, atrodai. Bet į save sunkiau pažiūrėti negu į kitus, ne? Tai čia suprantama. Visada nori iš savęs geriausio ir kartais... Visą laiką atrodo, kad viską darai gerai. Jo. Ir net neįvertinę, ar tu gerai darai, kitų atžvilgių, tiesiog tau tai atrodo gerai ir darai. Tas ir būtų kritinis mąstymas, jeigu į save sugebėtum pilnai 100% pažiūrėti ir pamatyti savo trūkumus ir privalumus, aš tai galvoju. O tai tada kokia nauda iš to kritinio mąstymo, jeigu čia vienas vargas nuo to, sunku? Jeigu tu žinai savo trūkumus, tai tu gali bandyti juos pakeisti, aš galvoju, ir aplinkoje lygiai tas pats. Tu nebūtinai žmonės kritikuoji, tu gali jiems padėti savo kritiniu mąstymu, savo įžvalgomis. Tai aš manau, čia didelis procesas. Nėra tai sunku, tai yra per laiką tobulinama. Reikia vis karts nuo karto prisiminti tą kritinį mąstymą ir pažiūrėti iš šalies į viską. Reikia iškart visko per vieną dieną norėti padaryti, viskas palaipsniui. Kritinis mąstymas yra tobulinamas. Pažiūrėkit, dabar mes čia taip abstrakčiai šnekam, teoriškai, o vat praktiškai, kokias naudas savo gyvenime matot iš to? Vat konkrečiais įvykiais galit sakyti. Gerai, aš pasakysiu. Man labai po tų seminarų palengvėjo gal tokie dalykai, kad aš dabar galėčiau turbūt, nežinau, aišku, gal negaliu visko sakyti, kad čia seminarai tai padėjo, čia gal labai naivu būtų, bet aš manau, kad aš dabar tikrai lengviau galiu bendrauti su žmonėmis, į skirtingose situacijose žmonės gali būti visiškai skirtingi, mokėčiau ir save kritiškai pažiūrėti ir į kitus, bet ta prasme išsisukčiau iš bet kokios padėties galėčiau jau, net ir būdamas su žmonėm, su kuriais man gal kartais nemiela būti, vis tiek sugebėčiau išsisukti iš tos situacijos ir vis tiek su jais surasti bendrą kompromisą kažkokią ir taip toliau. Tai dėl to, kad pats į save iš šalies gali žiūrėti? Taip. Nu, jūs? Nu ką konkrečiai gavot iš to? Naudos kokios? Pažiūri kitus žmonės, paprašiau vertinti tiesiog vis kaip žmonės. Gali jis būti labai mandras, gali jis būti
ganėtinai tylus, bet stengiuosi bendrauti su juo, kaip norėčiau, kad su manim bendrautų. Ir iš tikrųjų žmonės tikrai atrodo kitokie, negu kad iš karto susidarai kokį nors tai įspūdį ir jo laikaisi. Geriau yra pabendrauti ir neturėti kažką. Tu aišku sakysi, aš taip pat galvoju. Dabar mintyse, kaip tai galvojau, ne taip pat gal sakysi, bet yra šiek tiek tiesos. Ta prasme, anksčiau aš bendraudavau su žmonėmis, gal šiek tiek truputį taip naiviai. Žiūrėdavau, kas tik man gerai, o negaliu sakyti, kad visiškai tos paskaitos taip paveikė bendrauti kitaip, bet... Nes tai yra su laiku išmokstant. Jo, tai yra su laiku išmokstant, bet laikui bėgant, aš pats pajaučiau, kad mano bendravimas šiek tiek pasikeitė. Ir, pavyzdžiui, dabar lyginant su mane prieš porą metų, tai šiek tiek esu pasikeitęs. Kas būtų pagalvojęs, kad jūs mokyklos pirmininkas? Kas būtų galėjęs pagalvoti. Aš savęs iš tikrųjų nebūčiau. Atėjęs iš kitos mokyklos, čia tikriausiai net nebūčiau pagalvojęs, kad dabar galėčiau sėdėti, tarkim, va šičia, kalbėti ar vertinti kitus žmonės, ką nors kalbėti apie juos. Net nebūčiau. Išsisukti iš tokių sudėtingų klausimų. Kažkaip išsisukti, bet dabar ir tos paskaitos viskas tai šiek tiek įtakoja viską. Jūs dabar tam amžiui, kada mintis apie ateitį pačios svarbiausias turbūt, ar ne? Ar tai kaip nors susiję, ką jūs kritinio mąstymo pamokose mokėtės su jūsų ateities planais? Stengiuosi maždaug taip pagalvoti, variantų kuo daugiau, kad jeigu nepavyktų vienas, būtų galima bandyti kitą variantą, turėti planą B, kaip sakoma. Nepasimesti. Jo, nepasimesti. Situacijose, jei kur nors, bandant stoti, kur nors studijuoti, tavęs nepriema, kur nors nepasimesti, ieškoti kitos išeities. Tiesiog stengtis judėti į priekį. Kaip sakoma, nesisuksi, negyvensi. Aš tai jau bijau kritikuoti dabar savo sprendimus. Prieš tai labai kritiškai žiūrėjau visas specialybės, iš kurių rinkausi, stengiausi išsirinkti pačią geriausią, o dabar stengiausi tiesiog įsimylėti savo specialybę ir jau juos nebekritikuoti. Tuos minusus kartais stengiausi pakeisti didesniais pliusais ir taip vertinti. Savo pasirinkimų nelabai noriu kritikuoti ir iš tikrųjų tai gal irgi padeda. Bet prieš tai tikrai, renkantį specialybę, tikrai labai kritiškai žvelgiau visas specialybės, lyginau didesnės kurs perspektyvos, kur tai, manau, irgi galima vadinti kritiškų mąstymų. O tai nereiškia, kad tu turėtum kritiškai kartais į savo specialybę pasižiūrėti, kodėl tu turi rasti joje minusus iškart versti pliusus, gal nereikia versti pliusus? Gal ir nereikia, aš žinoma, aš savį laikau, bet stengiuosi savęs nenuteikti, kad yra bloga specialybė ar dar kažką. Dabar jau nenorėčiau galbūt keisti ir aš tiesiog dabar manau, kad jau tiek daug kritiškai mąsčiau, kad išsirinkau geriausias man tinkančią specialybę, o kad jinai tiks 100%, tai manau irgi būtų naivu tikėtis, tiek bus kažkoks dalykas, ypač kai išsirinkau tokią plačią specialybę, tai tiek. Tai dabar laikas nebe apie specialybę kritiškai mąstyti, o apie save, ne? Apie save, taip. Kaip prisitaikyti prie tų dalykų, kurie galbūt atrodo ne visai tau. Super. Dar ką nors? Na, aš nežinau, tiesiog gal tiesiog apie mokyklinį gyvenimą, jeigu jūs galėtumėt pasakyti, kaip jums atrodo, kur mokyklai tai galėtų būti pritaikoma, arba jeigu jūs įsivaizduojat, turėtų būti pritaikoma, bet nepritaikoma, bet mokyklos gyvenime kokia ta nauda? Ir formaliam, ir neformaliam, bet kokiam? Mokykloje? Mokyklos. Bent man tai, žinoma, prie renginiuose, kad nors taip atstovaujant, kad nors ar pristatant, kad nors padėjo, nes paskutiniu metu, pavyzdžiui, per rugsėjo 1 buvo tokių, tas prasme pats renginys, jisai buvo kaip ir planuojamas, bet viskas surepetavom tą pačią dieną ir vis tiek nesklandumų visokių iškilo. Ir iš tikrųjų nepasimečiau, nes priėmiau tai kaip turi būti, iš karto greitai galvojau, kaip padaryti geriau, ką pakeisti. Kritinis mąstymas galėtų būti ir kad greitas sprendimo priėmimas. Geriausias sprendimas, tuo momentu manoma geriausias sprendimo iš visų priėmimas.
tai tu labai gerai pasakėjai apie renginius, tai kas padėtų iš tikrųjų, kad ir mokyklos, mokinių gimnazijos tarybai būtų, jeigu visa taryba būtų išklausiusi kritinio mąstymo kursus, pradėtų praktikuoti kritinį mąstymą, tai tikrai mums patiems kaip renginių vedėjams tikrai labai padėtų, nes kol kas mūsų renginius labai kritiškai nėra žiūrima, visą laiką, oi, nu tai kokie yra pliusai, minusai, oi, čia geri vedėjai, čia gera vieta, taip toliau, minusų nelabai išgirstam ir labai sunku iš tikrųjų yra patiems iš savęs pastebėti tos minusus kartais, kritiškiau pažiūrėti ir jeigu žmonės šiek tiek mūsų tos renginius, mūsų daromą darbą pakritikuotų, pasakytų, kaip čia, ką reikėtų pakeisti, ką reikėtų patobulinti, tai tikrai mums padėtų, aš manau. Ne visada geras žodis padeda iš tikrųjų tobulėti. Kartais ir tos geros pastabos, įžvalgus pastebėjimai. Kažkodėl bijo pasakyti tos minusus. Neaišku kodėl, gal dėl to, nes bijo pakritikuoti, galbūt tai sakydami galvoja, kad juos gali tai pakritikuoti ar ką nors, kad kažką daro ne taip, tai kritinis mąstymas, kaip sakė Laurynas ir Valius. Laurynas ir Valius. Mūsų mokykloje ar mūsų taryboje būtų tikrai gan nebloga idėja. Ką va tas buvimas kartu jums va to seminaro metu, ne tiek, kiek mes ten, kad tarkim jūs kažko mokėm, bet tas buvimas kartu, kiek jums padėjo kažką tai išsiaiškinti. Mat ir iš kitų mokyklų juk, ar ne? Ne iš šitos vienos. Tos porą dienų, nežinau, buvo labai smagios. Tikrai. Pradedant naujom pažintim, nauja patirtim baigiam, galim sakyti. Viskas buvo taip standartiškai. Ta prasme, tai yra tik pati pradžia, visi susirinkę iš skirtingų mokyklų, čia mes vieni kitą tik tai pažįstam, visi sėdi, žiūri, klauso, ką jūs pasakoja ir paskui tos užduotys visos to kritinio mąstymo, kur reikia, nesvarbu, tu nepažįsti žmogaus, bet tu pradedi su juo bendrauti, tu turi, norėdama išsisukti iš padėties, turi su juo apie kažką kalbėti, diskutuoti ir paskui, sekant paskutinę dieną, šitą kaip šeima buvo. Nu, tas atstumai, aišku, daro savo, vis tiek dabar bendrauti, nebe tiek bendraujame. Tai jūs ten ruošitės grupės kurti visokias, ten Tai, virtualias ir bendrauti. Tai yra ta grupė, bendraujat? Esam sukūrę, tiesiog bet kažkaip gyvenimas yra gyvenimas. Life is life. Life. Ne, bet iš tikrųjų jo, labai įdomiai buvo. Labai įdomus seminarai buvo ir aš nežinau, man tas žaidimas vis dar iki dabar yra įstrigęs galvoj, kryžiukai, nuliukai. Kryžiukai, nuliukai, gerai. Jo, labai įstrigęs yra, o tenai buvo, atrodo visi žaidimai mes ėjom, tai ėjom lengvai, vieną žaidimą mes gaunam komplimentų, antrą įvykdom, gaunam komplimentų ir ateina tas žaidimas, kada jau vėl visi galvom, kaip čia vieni kitus įveikti, pasirodo, kad mes visi buvom komanda. Visi buvom komanda ir turėjom bendrai bendrą Čia labai, tas yra irgi gera pamoka, kad kartais ne visada tie, kas yra ne su tavim, yra tavo priešininkai. Kartais jie gali būti ir tavo komanda ir jie tau gali labai padėti.